Tai sveiki sugrįžę į 101 Customs ir šiandien turim, kai visą laiką, daužtą Golfą TCR 2019 metų faceliftas paskutinis, kuris turi 213 kW. Tai pirmiausia papasakosiu, kuo skiriasi. Tai skiriasi visų pirma variklių, stabdžiais, apdaila, galinių spoileriukų, difuzorium ir priekinis lipas, aišku, dedasi, kurio dabar nėra. Kas įdomiausia, tai turi matinius ratus originalius. Ir prie to pačio matinis veidrodėlis, kurio irgi nėra. Galima bus parodyti kitoj pusėj. Aišku, žiūrim, ką turim salone. Salono aš aišku tokio nematęs dar. Turim diržus su juostelė. Priekinį vairą su juostelė. Ką? Galinis? Priekinis? Priekinis vairas su galiniu vairu. Ir galima apsižiūrėti, kiek to demidžo čia turim. Tai priekinį buferį jau nusiėmėm, ruošiamės vežti ją pas tampytoją. Šiaip balkis sveikas, viskas gražu, turim tokių nemenkų padaužimų. Tai priekinis kapotas ir visa realiai aplinkui. Manau, kad buvo įkritus tarp stulpelių. Ir turim baltą perlą ir aišku TCR lipdukus. Pėjų šitie lipdukai nelabai patinka, bet man tai tinka. O kaip jums? Tai kas blogiausia, tai šitos dvi arkos vienoje ir kitoj pusėje ir didžiausia žala tai slenkščiams. Tai manau šiuo momentu iškart pasikeičiam turimas detalės ir vežam pas tampytojus. Nusimsim galinį buferį, nusimsim duris, kapotą pakeisim, sparną. Šita mašinėlė bus mano asmeninė. Kas žino, kas nežino, pirmukas parduotas, pasižiūrėkite praeitame video. Ir šitas bus naujas daily driveris, kaip sakoma. Biški gaila gal kažkiek tais, arba ne. Tai parašykite komentaruose, kas jums geriau, ar šitas, ar pirmukas buvo. Manau, kad daugam pirmukas patiks. Nu, bet pamatysit šitą, kai bus padaryta, tai pakeisit savo nuomonę. Įsilenkstuko nelabai kas likę. Tai reikia bandyti atsilaisvinti dabar sparną, nes čia yra du varžtai. Durys taip pat buvo užspaustos, tai teko biškį pavargti. Ką? Buvo, jisai kažkur sakau internete klajoja. Tęsiant temą apie TCR 7 mūsų. Biškį turim jau tuningo. Downpipe'ą nusipirkau. Jeigu žinot šitą menuliuką, tai turbūt žinot, ką reiškia šitas dalykas. Nepigus daiktas. Aš aišku sumokėjau 150 eurų, bet jisai kainuoja, pasižiūrėjau, 950. Tai jackpotas, kaip sakoma, ne? Ar ne? Dar jis sako, jo, reiškia jo. Tai va, tai
Kai sutvarkysim, dėsim jį ir žiūrėsim, kas bus per garsas. Tai ką, Golfo TCR išleidom pas tampytojus, o sekantis darbas, tai va, iš bolidukų temos Volkswagen Lupo. Nu gerai, pala, nevažiuoju. Man jie visi vienodi. O, eina. O čia gerai, kad nuleidai tos? Kokie darbai jau bus? Ačiū už mikrofoną. Ruošime technikiniai, kelsime į viršų, keisime ratus ir viskas. Viskas. Pažiūrėkit, koks salonas. Jau visi 100 kartų matė tą saloną. Visi. Tai ką, darbai baigti. Ready for technikinę. Tai labas rytas, draugai, kolegos, pažįstami, visi, kurie mūsų žiūri šitą kanalą. Žodžiu, vakar atidavėm Golfą, išrinkom biškį, aprinkom naujom detalėm ir išvežėm pas tampytoją. O poliuką paruošėm taip pat technikiniai, žiūrėsim kaip pasiseks. Ir šiandien tiesiog darbus prie Leafo. Iš Prancūzijos ir kaip visi žinot, jie būna dažniausiai nudaužyti, buferiai pavargę. Tai turim ant durų tokių, apačioj durų. Galinis buferis jau nuimtas, aptvarkytas, reikėjo lituot. Taip pat yra nekokybiškai perdažytas sparnas, kurį reiks pataisyti. Aišku, per kamerą gal nesimato spalvos, bet ir spalva netitinka. Pratrinta čia, yra va, keletas putiokų vadinamų. Žodžiu, reiks pataisyti šitą. 2 durys lieka kaip ir sveikos. Sparną biškį apsišpakliavau. Aišku, buvo lengvas smūgis į priekį, tai kapotą tą patį sutvarkom. Buferį jau nusiėmęs ir apsitvarkęs aš jį. Kaip matot, visas dulkėtas, nešvarus, žodžiu. Galvau, ryte visai kitai bus ir bus paprasčiau. Bet kaip matosi, ne kažką. Visur špaklius ir gilios duobės. Iš pradžių kieme atrodė, kad nieko tokio iš tikro, o įsivarius į vidų po lempom pasimatė, kad gana nemažai duobių. Tai ką, šičia pasikėlėm biškį aukščiau, nes su durim nesuėjo, kadangi Prancūzijoje turbūt buvo mušta. O kadangi dušmanas buvęs, tai manau viską pasako. Apie šitą projektą kol kas tiek, parodysim jį nudažytą ir galim eiti prie kitų. Tiguanas jau baigtas. Ir dabar einam parodysiu, oras nekoks, biški
Dainuoja, lyja. Štai, tiguoniukas baigtas, viskas gražu, nauja. Lempukis šviečia, priekis ledovas. Ir dabar sėdu į mašiną ir važiuoju pasitikti dėdės traukinių stotį Kauno. Kadangi atvažiuoju iš Vilniaus su traukiniu, tai pasitinku, parveža mane atgal ir paleidžiu važiuoti. Technikinė yra, registracija yra, sėdi ir važiuoji. Taip kad nuo daužtos mašinos galime padaryti jums iki raktelio. Taip kad jeigu reikia, kreipkitės, komentaruose rašykit privačiai, Instagram ar kažkur tais. Tai taip, netikėtai prabėgo 6 savaitė. Taigi šitas video baigtas. Nepamirškit pasubscribinti, nepamirškit palaikinti, nepamirškit komentaruose rašyti, kas patinka, kas nepatinka ir ką norėtumėt pamatyti. O dar prieš pačią pabaigą norėčiau parodyti naują projektėlį, kurio lauksite, o gal nelauksite, bet mes darysime 7 savaitę. Tai yra Mercedes-Benz CSL 53 AMG. Va toks va bolidukas. Taip pat norėčiau paminėti, kad jisai bus parduodamas. Jeigu ką domina, rašykit į Instagramą, duosiu kontaktus pardavėjo ir galėsit susisiekti, pabandyti, pavažiuoti ir nupirkti, jeigu bus įdomu. Taip kad dar kartą atsisveikinu ir iki 7 savaitės. Iki.